Sveiki, gerbėmieji. 938 plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Karlas von Clausewicas yra pasakęs, kad karas tai tik politikos tęsinys kitom priemonėm. Reikia stebėti aplinką, žiniasklaidą, diplomatinius kontaktus, šiek tiek atsiranda tokio platesnio paveiksliuko. Šoigu lankosi Irane. Sako, perdavė kažkokį laišką nuo Putino, ko gero norės balistinių raketų dar Fateh 360, ir kaip Kaspijos jūra yra labai patogi gabenti kroviniams, nes ir Rusija, ir Iranas turi išėjimą į šitą jūrą, šiaip tai ežeras, bet tebūnie. Prieš apsilankant Irane, Šoigu buvo Sirijoje ir Korėjoje. Korėja išbandė naują balistinę raketą. Neša galvutę 4,5 tonos ir bandė pataikyti į taikinį iš 320 km. Tveris srityje dega sandėliai, rusai sako, dėl numuštų ukrainiečių bepiločių orlaivių lūženų nukritusių. Aišku, kad ne orlaivis, tik tai lūženus gali sukelti gaisrą. Absoliučiai logiška. Ir ten kaip tik dega. Yra tie patys KN-23 ukrainietiški, yra ir kitokios ginkluotės, gradui ir taip toliau. Taigi smūgiai vyksta į gilumą per logistiką, tam, kad oponentas neturėtų resursų. Kadangi mes jau prabilom apie Korėją, tai ten yra tokia sala, Sachalinas vadinasi. Tai apie pusę ten buvusios karinės technikos jau yra išgabenta iš salos, tai yra juda į vakarus. Ką čia dar reikėtų pasakyti? Rusai vadovybė iškėlė užduotį iki spalio vidurio išstumti ukrainiečius iš Kursko srities. Ir tam reikalingas pasiekti santykis 5:1. Savanorių, tai yra verbavimo punktai, surenka šiais metais po 1000 į dieną, pernai buvo po 1500 į dieną. Taigi, sakykime, tiesiog terminas iki spalio vidurio skamba daugiau kaip lozungas, nes tam reikalingi pajėgumai, 5:1, patys rusai tai pasakė. Europos parlamentas paskatino ES ir NATO narius remti Ukrainą, nuimti apribojimus dėl užsienio ginkluotės naudojimo į teisėtus karinius taikinius į Rusiją ir paremti pinigais po 0,25% bendrojo vidaus produkto. Vokiečiai duos Panzerhaubitze 2000, dar duos 100 milijonų, nes reikia suprasti, kad karas yra labai brangus procesas. Ir dabar daugiau negu pusė karių, valstybės tarnautojų realiai yra išlaikomi iš tų pinigų, kurių skiria vakarai. Už 3-4 dienų Zelenskis bus Jungtinėse tautose. Klausimas dėl ginkluotės ten bus svarstomas. Saugumo tarnybai bus pokalbis, susitiks su prezidentu Bidenu ir su abiem kandidatais į šį postą. Kol kas tiek. Ačiū už dėmesį. Šlovė Ukrainai. Geros jums dienos.